Nu, sveiki gyvi. Kaip jau turėt suprast, šiandien tą dieną esu Boroso mieste ir šiandien prasideda King of the Ring renginys. Atvykom 10 ryto ir ką mes padarėm? Praėjom daktarų komisiją ten tokia, pažiūrė tavo refleksus, akis patikrin, pasižiūrė rankas, ar nėra sulūžusios, kiek suprantu, nes paspaudiniai krumplius ir nykščius. Ir sverimus praėjom. Tai svėriau su drabužiais, nes kategorija yra 92+, tai nėra skirtumų, tai su drabužiais užlipau 112, bet drabužių kažkas 110 turėtų būti. Ir viskas. Ir dabar laukiam 1:30. Buvom nulėkę papietaut, pavalgiau sušį lengvai ir dar biškį vištienos su ryžiais ir vaisių tokį bliuduką. Viskas. Nes kovos prasideda 4 valandą, bet susirinkimas bus 2:30 ir tada vienu žodžiu bus aišku, ar šiandien bus man kova, ar tik ryt po ryt bus neaišku, bet aš taip kažkaip nujaučiu, kad šiandien bus kova ir bus sekmadienį. Mes visas tas 3 dienas praleisim čia viešbutį. Tai va. Da pavalgiau, atėjau čia atsisės, tai biškelį vidurius pradėjo sukti, reiks eiti tūlikamusio. Valgiau daug, nes žinojau, kad viską išleisiu per antrą galą. Tai va. Yra 4 ringai. Tai čia yra A ringas, tas kas turi, kaip pasakojau ankstesniuose video, tas kas turi 15+ kovų. Ten yra B ringas, kas turi 10+ kovų, nuo 10 iki 15. Čia yra C ringas, kuriame aš kausiuos, kas turi nuo 0 iki 5 kovų, o ten tas ringas yra, vienu žodžiu, jaunimėliui. Junior, nu, tai va, aš esu mėgėjas C klasės, nes dabar 2 kovas turiu savo sąskaitai. Ir manęs laukia 3 raundai po 2 minutės. Jau B ir A ringe yra 3 raundai po 3 minutės. Ir jau plus A ringe yra mažesnės pirštinės 10 ir nebėra naudojami šalmai. Tai kaip sakant, iki 15 kovų, iki 15 kovų savo sąskaitai taip gali pagalvoti, apsispręsti, pasportuoti, pastresuoti, o virš 15 jau kai eisi į A ringą, jau turi tikrai apsispręsti, nes A ringe smūgiai yra žymiai rimtesni, nes yra mažiau apsaugų. Tai va, tokios tokelės, pas mane yra 4 iš viso kovotojai esam, boksininkai, aš ir dar 3. Viens palei klubo pavadinimą yra iš Anglijos, viens iš Danijos, kiek supratau, ir viens iš Švedijos klubo ir aš. Bet tas Švedijos klubo ne švediškas vardas. Tai va, einu į tualetą, nes jau suk viduris, pašnekėsim paskui iš viešbučio. Kambarį esam, po 4:15, kur čia šviesu. Kambarį nefilmau, nes su 2 bachuriukais esu. Tai išėjau į koridorių. Tai dabar laukom, kol internete pasirodys visi, vienu žodžiu, mačo laikai. Ir turėjo būti 4, bet po 4:15. Dabar kol kas nėra, tai sėdam viešbutį laukam, nes gal net nebus šiandien mūsų mačų, ta prasme. Bet buvom nuėję ką tik į mūsų kambarį 6 aukšte, paskui parodys, kai eisim, o 3 aukšte ir salė, tai jam pažiūrėti su jaunimu. Aš jau senim skaitau sprenų. Ir pirtelė, tai super. Tiek šiandien, tiek rytoj, į salę lengvai, į pirtelę, į tiesiai dušą. Bus super. Nėra informacijos. Žodžiu.
Fredą mačą nėra. Bukserį. Informacija yra. 92+. Klas C. Ir štai aš ir mano 4 oponentai. Kažkas atvažiavo. Ne, kitą aukštą. Tai va mano oponentai. Bet laikų, kada prasidės, kada kalsimės nėra. Ir mes esam 4. Tai ir toks dalyks. Kadangi labai daug žmonių, tai čia nėra tokių dalykų kaip dėl 3 vietos. Dabar mes esam 4. Kažkokia tai burtų tvarka, kažkas su kažkuo kausis. Nugalėtojai eina tiesiai į finalą. Jeigu pralaimėjai, viskas. Tavo pasirodymas baigtas. Tai reikia supūst žandus, pasistengti, atsipalaiduoti ir padaryti tai, ką darau šeštadieniais per treniruotės sparingą. Tiesiog lengva judėti, nestresuoti, nebūti susikauščius, rankas atpalaiduoti. Vakar per treniruotę treneris irgi gerai aiškino. Sako, nereikia sugniaužti, bandyti visą jėgą. Greitis, sako, su greičiu ateini ir jėga. Turbūt lengvi smūgiai ir su greičiu. Nes rankos didelės, sunkios. Kuo labiau tu ten susikaustęs mosikuosi, to greičiau pavargsi ir tuo lėčiau viskas bus. Tai man. Laukiam toliau. Kažkas atvažiavo ir į mano aukštą. Ne, pravažiavo. Didelis čia viešbutis, Quality Hotel, Boros. Klubs apmok viešbutį, kelionę ir viešbučių pusryčiai skaičiuoti. Ir tai savo pietą ir savo užkandžiai ir vakarienę. Skaitau neblogai. Einu į kambarį. Viską esu susiruošęs. Susidėjęs kuprinę, ką reiks vežtis. Į varžybas. Tiek žinių. Tiek žinių. Reikia dabar žinot, kada tikslų laiką, nes mačai kaip ir prasideda 4, bet jaučiu bus viskas vėluoti nuo 5 ir iki 10 vakaro šiandien. Tai va neaišku, gal kaip pavyzdys 9 vakare bus mačas. Tai jeigu 9 vakare reiks eiti miegoti. Iki kokių 7. Bus matyti, kad treneriai sakys. Gal jau reiks važiuoti, greitai lauksim ten, nežinau. Aš čia tik suaikščiu. Tai va. Einam į kambarį pas jaunimą. Jaunims tik tokia paskendęs. Kolla på allt så han är så jävla rolig. Så gillar det Mike Tyson, han lyfter upp honom och sätter honom knäpp och pussar med stinnet. Tai va, varėm. Atėjo žodžiu mačlistai, bet šiandien mano kovos nėra. Tai vis pasidėsim, pažiūrėsim ir varysim į salę. Pasportuoti, nes viešbutį ir salinė. Tai eisim biškelį vėl apkės, pamušim į pirtį ir į lovą. O rytoj bus mačas 110%. Nej, men denna kamera kan inte... Jag har 10 den, där kan man ju ändå fotovägen. Jag menar du närmare? Ja, men det räcker. När du tittar på TV, det blir... Jag har sådana stora kameror, men det är bättre. We go to the result in ring D. Miegosiu šiandien su berniuku. 18 metų jau viską. Nes mūsų kambarys yra, kaip pasakyti, 2 vietos plus 2 vaikai. Bet mes esam 3 bachuriukai. Aš vyresnis bachuriuks, 2 jaunesni. Tai dabar ir jau ganėtinai vėlų. 10 vakarą.
nuvarėm užkandom, kiti dar ten pasiliko žiūrėti. Aš treneris skuba vežk mane atgal, nes rytoj 7 ryto keltis. Ir reiks kažkom eit pasivaikščiant vėl svertis. Ir tada pusryčiai ir 10 ryto jau ateis match list ir bus matyti. Rytoj jau kova bus 100%. Ir todėl aš einu maudytis, einu miegoti, kad būčiau pasiruošęs visų 110%. Iki pasimatymo ir jo, susitiksim rytoj. Labryt. Žinot, kada pasireiškia senatvė? Kai atsikėlęs ryte, palendi į dušą, pažadini jaunimą ir reikia žadinti konkrečiai. Ir Anė sako, nu tai palaukim iki 10 svėrimai ir sakau, tai jūs laukit, nes pusryčiai irgi iki 10, nes dabar, kas dabar, 6:30 ryto. Tai šio einu į liftą po dušo, atsiprausęs, dantukus išsiplovęs, Anė atsikėlė, varengas pareisto iš paskos. Nu, atsimenu, tai buvo jaunystė. Šiandien. Čia. Na, darykis. Vakare jau buvo match listai padaryti. Tai šiandien kausiu su Norvegu iš Oslo. 16 kovo. Belet, ne čia. Kur iš išlipom? Kur man čia reikia varyti? Reception, dar reikia važiuoti. 16 mano kova, ringe C. Su Norvegu. Tai šiandien jau šikau. Šiandien vėl savijauta tokia pusiau stresuota, bet atsikėlęs mintyse vis bandžiau save raminti ir jau mintyse dėliojau savo kovos veiksmus. Ta, ką atlikinėjom per paskutinį treniruotę, tai bus matyti, kaip viskas seksis. Reikėtų prisėsti kažkur laukti pacaniuk. Mer Lailik! Round 16, ring C, red corner, Ole Lake. Blue corner, Naimanas, Lekra Videos. Kom igen Lailik, var först! Bra!
Jobba, jobba, jobba! Men vad fan är det för domare? Bra! We have a result in ring A, and we have a winner by a split decision. Winner points 41. Red corner, Gino Dobreva. Nej, kom igen Lailek, jobba, jobba! Upp med huvudet! Jobba, jobba! Fortsätt, fortsätt! Jobba! Ut med jobbet, ut med jobbet! Lailek, jobba! Kom igen Lailek! Höger! Jobba, jobba, kom igen, jobba! Åh, han får slå. Jobba, jobba! Lailek, jobba! Upp med händerna, upp med händerna! Hej! Ja, bra! Bra! 10 raka, 10 raka! 10 raka! Oj, nej. Andas, andas! Bra! Bra, jobba, kom igen! Upp med huvudet! Han håller mycket. Lailek! Lailek, andas, andas! Upp med huvudet! Ut därifrån! Upp med huvudet, Lailek! Upp med huvudet! Jobba, kom igen! Upp med huvudet! Upp med händerna, händerna! Lailek, slå, du måste slå! Nej! Pitti! Pitti! Pitti, avstånd! Ja, det var inte nej, fuck. And we go to result in ring B, and we have a winner by a split decision. Winner, red corner, Julius U. And result in ring C. Winner by abandon in round number 2. Winner, red corner, Ole Lape. Jesus. Biškelį atsigavau, nes
jau yra 11 vakaro. Ir, nu jo, gavau malko. Treneriai išmetė rankšluostį antro raundo pabaigoje. Ir gavos taip, kaip išsikrovė batareika. To išdarysiu. Langą. Tai va. Paskutinė naktis viešbutė. Kits mūsiškis išėjo į finalą. Tai rytoj 21 kovą. O, tai lauksim rytojaus dar. Gerai, biškelį kitokią aplinką, nors beprotiškai pasilgau savo šeimos vaikų, bet ir kaip ir po paros galėsiu namuose savo lovoje. Nepabaigiau pasakoti apie kovą, tai emocijų buvo daug, bet jos jau atslūgo per pusdienį. Ir dėka trenerio, dėka visų tų žmonių, kurie parašė per Instagramą, per Facebooką, kurie mane palaiko, kurių net nesu matęs realiam gyvenime, bet kurie stovi už mane ir mane palaiko ir esu visiems jums dėkingas. Tikiuosi išgirsit mano nuoširdžius žodžius jums ir padėką. All my respect. Tai va. Gavos taip, kaip gavos. Pirmo raundo pusantros minutės jaučiausi tikrai neblogai ir vykdžiau visus, kaip sakant, užsibrėžtus tikslus, tą, ką liepė treneriai padaryti, tą, ką jie šaukė daryti, ta prasme, kombinacijas ir taip toliau. Bet paskui prasileidau vieną kitą smūgį. Ir kai esi sunkiasvoris, tai tos rankos, kai parskrenda į tavo galvelę, tai labai greit tave išmuši iš vėžių. Atrodo smūgį į šoną bam bam, į pilvuką tam, bet išmuši iš vėžių. Tai va, ir kur tobulėti. Gaunas taip, 3 mano kovos, 1 pergalė, 2 pralaimėjimai ir kuriam laikui dabar nebus jokių kovų, nes gali greit čia prisidirbti taip, kad paskui tiesiog tu negalėsi kovoti, o aš esu per sens, kad laukti ten daug laiko. Tai esmė tame, kad dar 2 kovos ir aš einu į OVB, į B lygį, automatiškai ten stipresni varžovai, dar ilgesni raundai ir taip toliau, paskui tenai ir visi kiti reikalai ant žodžių, pinas liežuvis. Tai va, sportuosiu toliau, judėsiu, su treneriais pasėdėjom. Vienu žodžiu, foje viešbučio jie geria kas polaus bokalą, kas arbatos, kas kavos, maškolos geriau, su pyragaičiu. Tai vat kalbėjom. Sako, jeigu tu jauties savo vėžiuose, sportuok, judėk. Būk, kaip sakant, tuo dalim. O tai man ir patinka. Gal vieną dieną ir pats treniruosiu kitus, kas man irgi visai patiktų. Bet faktas, kad reikia gauti daugiau patirties ir pačiam, ir sudalyvautose varžybose, jeigu nori būti treneriu, ir visai neblogai. Nes kaip bebūtų taip, tada tu gali bent jau pabandyti paaiškinti, ko tikėtis ir laukti tam žmogui, kuris lipi ringą. Nes tu žinai tą jausmą, tas jausmas ir nežinau. Kas iš jūsų esat kažkokiam koviniam sporte dalyvavęs, ėjęs į ringą, tai turbūt žinot, ką tas reiškia. Tik įdomu, ar tas jausmas kada nors dingsta, ar visą laiką taip ir jautės prieš lipdams į ringą. Tai va. Treneriai pagyrė. Dėl vieno dalyko dabar, kaip tik sėdėjom, sako, tu, sako, esi didžiausias mūsų klube, ta prasme pagal svorį didžiausias, sako, vaikins, kilė, bet, sako, tu turi geriausią ištvermę.
Bet, sako, tu įėjęs į ringą, pradedi jaudintis, panikuoti, pradedi kvėpuoti nesąmoningai arba iš vis tiesiog uždaręs kvėpavimą blogai išpūti įkvėpi ir sako, automatiškai tau praded stigti jėgų ir vienu žodžiu kvapą. Tai va, tokios išdraikstytos mano mintis, nes ir pavargau, ir streso to tokio kažkokio patyriau. Tai va, nuotaikos nėra baisiai kažkokios. Aišku, turi priimtai kaip pamoką, kaip daug kas rašė, kaip daug kas sako ir pats tai suprantu, bet patys suprantat, visi mes norim laimėti, visi mes norim nugalėti. Tai kai tu nenugali, vis tiek ir liūdna. Bet pripažįstu, kaip sako, reikia pripažinti, kad esi silpnesnis, pripažįstu. Tikrai tai pripažįstu, kad buvau šiandien blogesnis ir viskas už savo oponentą. Rytoj nauja diena. Rytoj bus viskas. Kaip ir buvo prieš tai, gyvenims tęsės. Išbandžiau viską. Ta, ką norėjau, tą padariau. Sudalyvau King of the Ring. Geras. Vasario mėnesį sugalvojau, kad eisiu į boksą. Lapkričio 9 šiandien ir 5. Guliu viešbutį gavęs malkų. Nu. Gerai, kad neskaldytų. Tai va, hebrytė, tokios tokelės. Rytoj atsikelam, skanus pusrytukai. Eisim dar vienu žodžiu. Pažiūrėsim biškį varžybų, rytoj įdomių varžybų bus, nes jau vien A lygio boksininkai, elitiniai vadinami čia, kas jau turi virš 15 kovų, visi be šalmų, vienu žodžiu kalas, tai jau įdomu žiūrėti. Ten jau visai kits lygis. Tai jau. Nuoširdus ačiū visiems, kas palaikot, kas parašot. Žinokit, tai žiauriai motyvuoja ir žiauriai padeda. O kas nepalaikot arba ką nors įžeidžiančio rašot, kaip sakant, galit eiti jūs po velnių. Tik tiek aš galiu pasakyti. Galit eiti jūs po velnių. Ne čia pataikėt. Perinkit kanalą. Aš nuoširdžiai bandau parodyti pavyzdį. Ir padariau filmukus šitų varžybų ir viso to proceso, kad būtų atsiminimai pačiam, kai pasensiu ir kad pamatytų mano sūnus, kai užaugs. Kaip turi atrodyti tikras vyras. Aš nesakau, kad reikia galvą daužyti, reikia dar kažką daryti, čia labai gerai ir boksas, nes jau aišku atsiras tokių, kas sakys, čia nesąmonė ar dar kažką. Vienam ir nesąmonė, kitam ne nesąmonė, žinot, nuomonių daug, kaip ir žmonių. Bet esmė tame, aš įrodžiau savo, kad įmanoma užsibrėžti tikslą, įmanoma įgyvendinti, turėti discipliną ir aš tai padariau. Kiek turėjau galimybių, kiek turėjau laiko. Nešvaičiau tikrai ne vienos minutės, ne vieną dieną. Kartais būdavo dienų, kai grįždavau pavargęs po darbo ir mano žmona Donata sakydavo, kur tu eini, nes aš jau persirengęs būdavau bėgiuoti, bet dirbai 12 valandų, ten kaip pavyzdžiui dar kažką ir ten anksti keltis už 7 valandų, josko, bet reik. Pabėgiodavau, eidavau į garažą ar kiemę, dar kažkokį pratimą atlikdavau, dar kažką. Stengiausi, tikrai stengiausi. Stengiausi tik, kiek galėjau. Padariau tą, ką galėjau. Judėsiu toliau. Kiekvienas mes norim gyvenime būti kažko tai dalis.
Tai noris turėti kažkokį hobį. A čia toks hobis neblogs, nes privert tave ir pastresuoti, ir bijoti, o baimė ir gerai kartais. Nes tada mažiau bijai visokių smulkmenų. Nežinau. Pusiau nusišneku, nes pats jau jaučiu, kad šneku kažką čia ratais, kvadratais. Gerai, chebra. Einu į dušiuką, einu atsiprausti ir eisiu miegoti. Į kokį 7 ryto 8. Tada pusryčiai. Susipakuoti į mašiną, važiuoti į areną, pažiūrėti, važiuoti namo. Pas savo mylimiausius žmonės. Čiau, chebra. Ačiū visiems. Nuoširdžiai. Susitiksim kada nors.